Sveiki, metas tiesioginiams penktadienio TV3 žinioms. Studijoje dirbo aš Justina Bezaraitė. Ačiū žiūrintiems apie audringą dieną, įvykius ir temas. Dabar trumpai. Nuo pat ryto tūkstančiai lietuvių čia plūsta aplankyti artimųjų kapų. Visų šventųjų dienas spūstis prie kapinių, o prieigose budi ir policija. Iš ryto keliesi atvažiuoji, valandėlę pastovi. Su mašina atvykau, paspirtuku tik kai važiavau čia. Audringas ilgasis savaitgalis, įsisiautė stiprus vėjas laužė medžius, o tūkstančiai šalyje liko be elektros. Panevėžyje su pacientu į ligoninę skubėjusios greitosios nepraleido be teisės pavėžėjas, medikų automobilis rėžėsi į sieną. Nukentėjo ir vairuotojas, ir pacientą lydėjęs asmuo. Galėčiau nueiti pas daktarus, gal įsigydyti, kad atiduotų. Niekas neatiduoda. Prieš rinkimų žadėjo išdalyti antroje pensijų pakopoje sukauptus pinigus, socialdemokratai dabar suabejojo. Mokesčių mokėtojų sumokėta dalis turėtų būti apmokestina gyventojų pajamų mokesčių. Jie prieš tai viską labai gražiai prižada, viską pasako, o paskui jau mąstysim, galvosim. Ispanų ašaros ir neviltis. Toliau iš purvo traukia žmonių kūnus, žuvusiųjų skaičius perkopė 200. Vadinamieji drifteriai siautėja. Ne tik kelia pavojų, bet ir neleidžia žmonėms miegoti. Tai tiesiog čia vakare yra kančia. Trečias BMW ir slendinauja ir ruošia gatve. And what I'm very scared of is losing my license. Bet policija džiaugiasi, kad chuliganiški vairuotojai patys dalijasi vaizdeliais internete. Pamiršta turbūt, kad mieste irgi yra įrengtos vaizdo kameros. Į bitutę. Ženkliai sumažėjo pravažumas gatvės. Gatvių siaurinimo vajus jau ir Kaune. Įpykę ir dalis lengvųjų ir viešojo transporto vairuotojų. Turi apgalvoti kiekvieną momentą, kai sukiesi. Tikrai reikia būti ir to atidumo ir profesionalumo, bet tai atitinka normatyvinius parametrus. Toks per lietvamzdį išeinantis dūmelis išdavė nelegaliai lietaus nuotekas prie buitinių pasijungusius kretingiškius. Sulaukė įspėjimo dėl baudų. Gavom 930 eurų kaip baudą. Apie 60% prisijungimų yra tikrai nelegalūs. Raugintų gerybių vajus taip ruošia ne tik daržovės, bet ir įvairiausius vaisius, o specialistai pasakoja apie naudą sveikatai. Ir cholesterolį padės pamažinti ir netgi nuo vėžio šiek tiek padės apsisaugoti. Ir apie Helovyno šėlsmą, kuris senovinės Vokietijos pilis pavertė siaubo kambariais, o Holivudo vilose minias įsiūbavo didžėjaus ritmais. Visų šventųjų dieną tūkstančiams važiuojant lankyti giminių ir plūstant į kapines pagerbti mirusiųjų, šėlstanti gamta dalį žmonių kiek pristabdė arba bent jau sujaukė planus. Nuo pat ryto šalyje siaučianti audra verčia dešimtis medžių, kuriuos ugniagesiai skuba traukti nuo kelių ir gatvių, o tūkstančiai lietuvių liko ir be elektros. Stipriausiai vėjas įsisiautė pajūryje. Aš esu Karveliškių kapinėse. Nuo pat ryto tūkstančiai lietuvių čia plūsta aplankyti artimųjų kapų, dega žvakutes, neša gėles. Na